Sveiki, šiandien noriu parodyti Jums Finvalda Finance Pro sprendimą, kuris yra aprašytas mūsų svetainėje Finvalda LT. Tai iš karto į jį patekus į šią rubriką yra galima pasiskaitinėti apie Finvalda Finance versiją, kuri yra nemokama, ją gali naudoti kas nori, kiek nori įmonių apskaitą vedant. Jinai nėra jungiama su pagrindinė programa Finvalda arba gali būti Finvalda Finance Pro, apie kurią šiandien ir detaliau papasakosiu. Tai pradžioj gal paminėtina tai, kad prie šio sprendimo galima jungtis įvairiais būdais. Tai mūsų svetainėje yra nuorodas, tai pradžioj per mobilią aplikaciją. Tai yra Android aparatams, patenkama iš karto į Google Play, kur galima viską atsisiųsti ir įsinstaliuoti. Taipogi yra Apple įrenginiams, paspaudus nuorodą, patenkama į App Store. Galima pažiūrėti, kaip atrodo planšetinio kompiuterio ar mobilaus telefono vaizdai, bei perskaityti informaciją. Kitas dalykas, galima jungtis tiesiai iš mūsų svetainės, spaudžiant mygtuką prisijungti ir pasirinkus Finvalda Finance arba Pro. Ir galima jungtis paprastai, standartiniu būdu, tiesiog per naršyklę www.webfinvalda.lt. Tai sprendimas naršykliai pritaikytas tiek ir mobiliems įrenginiams, veikia kaip mobile naršyklės svetainė, o aš prisijungsiu šiandien standartiškai iš stacionariaus kompiuterio ir parodysiu, kaip kas veikia. Tai patekus į webfinvalda.lt matome pradinį langą. Apačioj dar yra galima išsikviesti informaciją. Čia taipogi bus parašyta, kad yra kelios versijos, kad yra nemokama versija, kad yra mokama ir vienos ir kitos peržiūrėti informacinius pranašumus. Tai dabar šitą uždarysiu, prisijungsiu ir parodysiu, kas kaip veikia. Tai patekus čia prisijungiame prie bandomosios įmonės ir iš karto bendras valdymo langas atrodo taip. Bendrame lauke matomas yra bendras klientų sąrašas, tai tokia kaip statistika bendra, kiek per paskutinius metus įvesta buvo klientų, taipogi išrašytos sąskaitos visos ir per metus ir apmokėtos visas ir per metus. Ir žemiau yra dar pamėnesiui išrašytų apmokėtų sąskaitų statistika. Ant bet kurio iš grafiko dalių paspaudžiant peršokama į detalesnę statistiką, kuri rodo praėjusius visus mėnesius. Čia interaktyviai tie mėnesiai sumuojasi. Jeigu, pavyzdžiui, mane domina 24 metų 11, 8 ir 4 mėnesiais, juos pažymėjus, šios sumos sumuojasi. Taipogi sumuotos ir raudonos, tik čia nėra suvesta tokių duomenų. Ir taip galima analizuoti, sumuoti, skaičiuoti. Grįžtam į pagrindinį langą. Dabar kas yra viršuje. Viršuje, jeigu būtų daugiau įmonių, tai čia spaudžiant būtų galima persijungti ant kitos įmonės. Dabar yra čia viena įmonė šioj paskyroj. Kitas punktas yra profilis, kuriame galima pasikeisti slaptažodį, atsinaujinti įmonę, prisidėti įmonę. Tarkim, jeigu spaudžiam atsinaujinti įmonę, tai čia galime įsikelti savo logo, duomenis ir kitus rekvizitus. Šioje vietoje yra varpelis. Tai varpelio paskirtis tokia, kad iš pagrindinės programos Finvalda kalendoriaus galima sudėti priminimus. Tai buhalteris, vadybai ar vadovui gali kažką savo kalendoriuje įvesti, kad tam tikrą datą kažkas kažką padarytų.
Ir šioje vietoje, kai jau kažkoks naujas priminimas bus sukurtas, ant varpelio užsidegs raudona žyma, užėjus bus galima perskaityti, ką iš pagrindinės programos kažkas iš kolegų jum priminė kažką kažkur padaryti. Toliau einant per valdymo punktus yra nuo viršaus pirmas punktas klientai. Tai čia yra bendras klientų sąrašas, kuris jau sinchronizuojasi su pagrindinė programa Finvalda. Greita paieška eina iš karto pagal žodžio dalis. Ir taip pat čia galima susikurti naują klientą, apsirašyti jo informaciją, išsisaugoti ir jisai taps jau bendros duombazės dalimi. Analogiškai yra su prekėmis. Galima matyti jau esamas prekes, jų kainą, savikainą, kiek yra sandėlyje, prekės kodą ir taipogi galima kurtis naujas prekes. Čia sukūrintis kodą, mato vienetą, kainą, pavadinimą ir išsaugojus taip pat tampa tai bendra duomenų dalimi tiek Finvalda Finance Pro platformoje, tiek pagrindinėje programoje Finvalda. Analogiškai yra su paslaugomis. Ir kai jau paslaugos klientai prekės apsirašytos, yra galimybė operuoti per šį meniu punktą, kuriame yra operacijos. Tai čia taipogi yra paieška pagal įvairius kriterijus ir pradžioj matome pardavimų langą, jame yra suvestos įvairios operacijos. Čia galima persijungti į pardavimų rezervavimus, pirkimus ar pirkimo užsakymus. Tai tarkim persijungiame į pardavimų rezervavimus ir iš čia jau galima susivesti naują operaciją arba grįžti į bendrą langą ir grįžti į bendrą langą ir pasižiūrėti į suvestą kokią nors operaciją. Tarkim čia matoma yra ten serija, klientas, detalios eilutės. Apačioje kažkokios tai pastabos, tai šiuo atveju pastaba panaudota tam, kad paruošti tiesiai komercinį pasiūlymą ir jį įvesti apmokėjimo terminą. Tai į pastabą įvesta, kad apmokėti per 17 kalendorinių dienų. Čia reiktų pasirinkti tada jau ne avansinės sąskaitos, o tarkim komercinio pasiūlymo šabloną ir jį galima peržiūrėti arba išsiųsti. Taipogi būtų galima perkopijuoti operaciją, ištrinti, redaguoti. Tai šiuo atveju aš pasirenku siųsti ir matom, kad yra galimybė suvesti adresatą, temą, parašyti žinutę, kad labą dieną, siunčiam jums pasiūlymą, savo prisidėti siunčiamą kopiją ir prie siunčiant dar galima peržiūrėti. Tai šiuo atveju sugeneruotas pasiūlymas pagal tą datą su visa reikiama informacija, įvestas tasai pastaba atsiskaitimo grafikas ir čia kas pasiūlymą parengė. Kai paspaudžiama bus siųsti, toks pasiūlymas išsisiųs tiesiai iš šios platformos ir atsiras prie išsiųstų laiškų. Tai čia yra galima persižiūrėti, kam kas kada buvo siųsta. Čia saugoma turbūt 100 paskutinių laiškų visada galima bus rasti. Taip, tai analogiškai, jeigu ten buvom pardavimų rezervavimuose, dabar persijungiam, įeinam į pardavimus, čia taipogi yra įeinam į jau kažkokią tai esamą pardavimų operaciją. Čia daug kažko visko privesta. Ir bandymui ir renkamės norimą šabloną. Vėlgi tai kažkas, kas aktualaus, generuojam, siunčiam, operacijos kūrėsi, sinchronizuojasi su pagrindinė programa Finvalda. Taip pat gal svarbus momentas, kad jeigu esame konkrečioje operacijoje, iš jos galima sugeneruoti ne tik pardavimo sąskaitą, bet
galima įkelti ir šabloną, kad tarkim išrašyti iš karto ir, pavyzdžiui, pagal sąskaitą pinigų priėmimo kvitą. Tokiu atveju tą kvitą irgi galima išsiųsti, ar jeigu su mobiliu įrenginiu, tai duoti galbūt klientui ten pirštu ar tam skirtu išmaniuoju pieštuku pasirašyti. Ir jeigu jau reikalinga, iš karto tokį pasirašytą failą galima išsiųsti, prikabinti, va čia įsikelti, ar foto, jeigu su mobiliojo įrenginiu padaryti, ir išsiųsti su prierašu, spaudžiant siųsti, jisai nukeliaus į pagrindinę programą Finvalda. Tai tenais toje programoje jau pagrindinė Finvaldoje buhalteris gaus tokią informaciją ir atitinkamai priseks tai prie reikiamos operacijos ar kliento kortelės ar kažkokios tai prekės ar paslaugos ar ten ilgalaikio turto kortelės, priklausomai kokia čia foto jam bus nusiusta. Tai buhalteris tą gali pasidaryti, netgi galima suspausti to dokumento dydį, kad jeigu ten dokumentas, tarkim, foto yra 10 MB, tai galima 4 kartus sumažinti ir kad ten neužimtų daug vietos, taip atsisakyti popierinių dokumentų ir viską kaupti pagrindinėje programoje Finvalda. Taip, tai operacijos parodžiau, dabar taip, kitas punktas yra ataskaitos, tai šiuo atveju jas galima persijungti į automatiškai sugeneruotas, be filtrų ir filtrinės. Tai pirmosios yra automatiškai sugeneruotos, šiuo atveju matoma yra kasdieną atsinaujinančių operacijų sąrašiukas. Čia yra pagal pavadinimus, galima matyti, tai apie įmonės, kiek įmonė skolinga, kiek skolingi skolininkai įmonėjai, ten kiek įplaukė įplaukų, išmokų per pardavimai, pirkimai per metus, dieną, mėnesį, savaitę ar kiti dalykai. Spaudžiama ant norimo PDF-o ir iš karto gaunate į ekraną, galite atsispausdinti, išsiųsti ar atlikti, ką reikalinga. Taip, tai dabar perjungsiu į filtrinės ataskaitas. Svarbus momentas, kad įmonė taip pat gali vadybininkam ar jeigu apskaitos įmonė, tai savo nutolusiam vadybininkam, kurie dirba prisijungę per šią platformą, uždaryti įvairias ataskaitų grupės. Taipogi ir operacijų dalį galima uždaryti, kad kažką matytų, kažko nematytų, gal balansų, gal pelno nuostolio nereikia rodyti visiems įmonės darbuotojams. Tai šitas dalykas yra valdomas ir kaip ir prekių savikainą galima išjungti, kad nebūtų matoma. Ir kažką matyti, kažko nematyti. Tai gal vadovui yra į telefoną įjungta, kad matytų viską, o vadybininkui gal, pavyzdžiui, galima padaryti, kad liktų tik prekių likučiai, ten gal skolos ir pirkimai, kaip pavyzdžiui. Tai dabar jeigu persijungsim į prekių likučius, vieną iš filtrinių ataskaitų rūšių, šioje vietoje kiek daug įvairiausių formų, ir pagal įvairius filtrus, požymius, sandėlius, tiekėjus ar kažkokius kitus kriterijus, datas galima generuoti iš karto informatyvias ataskaitas. Tai analogiškai būtų su išmokomis, irgi yra įvairių šablonų, su įplaukomis, taipogi pardavimų, čia jau bus daugiau visko, įvairių formų, galima įtraukti grąžinimus, operacijos tipus, dar kažką, pagal ką išfiltruoti informaciją, analogiškai būtų su pirkimais. Toliau seka skolos, įvairios ataskaitos skolų valdymui.
su filtrais ir dar dvi paskutinios grafos yra balansas ir pelno nuostolis. Tai iš čia irgi galima pasirinkti norimą balanso formą. Nu, va, tarkim, paimsiu standartinę balanso formą, kažkokią tai datą. Pabandom spausti generuoti ir iš karto gauname į ekraną balansą, kurį galima irgi čia spausdinti, siūsti ar daryti, kas būtų su juo reikalinga šio failu. Ir taip pat būtų su pelno nuostolio ataskaitomis. Formos, čia pagal intervalą kažkokį grafiką ir panašiai. Taip, paskutinis trečias punktas yra galimybė grįžti į darbastalį. Taip pat bet kada įkelti jau anksčiau minėtą dokumentą, ar su telefonu iš karto iš čia yra daroma foto ir keliama bei siunčiama į pagrindinę programą Finvalda. Tai vadybininkam patogu, jeigu kažką kažkur nupirko, iš karto daro foto, siunčia, buhalterija gauna ir sega, kur reikia. Čia jeigu vadybininkas pats neveda pirkimo operacijų. Taipogi tie patys minėtas laiškų išsiųstų sąrašiukas, rezultatai tai į tą bendrą statistiką pamėnesiui galima iššokti patogiai iš šios vietos ir dar punktelis susisiekite, tai šiuo atveju galima mums parašyti kažkokią tai žinutę, kad kažkur kažką reikia prijungti, kažką paaiškinti, kažką pridėti, ar reikia kažkokios informacijos dėl šio funkcionalumo naudojimo, rašoma čia, spaudžiama siųsti ir mūsų aptarnaujantis personalas susisieks ir atsakys į atsiųstą klausimą. Tai šiam kartui tada būtų tiek. Atsijungiu ir ačiū, kad klausėte ir gero naudojimo.